Kai dėl ko nors nesutarėme, kartais tiesiog vienas kito negirdime. Taip kivirčiai su darbdaviu, sutuoktiniu ar kaimynu virsta civilinėmis bylomis. Bet teismo procesas nelengvas. Jis brangiai kainuoja, atima laiko ir nervų, o rezultatas ne visada būna toks, kokio tikitės. Tačiau net ir prasidėjus teismo procesui, jūs dar galite kontroliuoti ginčo sprendimo eigą, pasekmes ir jį išspręsti greitai. Rinkitės teisminę mediaciją. Ginčų sprendimą tarpininkaujant nešališkam teismo mediatoriui. Tai kvalifikuotas asmuo, kuris sugeba valdyti kritinės situacijas ir padėti surasti sprendimą. Taip ne tik išvengsite viešo ir varginančio teismo proceso, bet galbūt ir išsaugosite draugiškus santykius. Beje, teisminę mediaciją galima vykdyti ir nuotoliniu būdu, dėrėtis, tartis ir netgi pasirašyti taikos sutartį neišeinant iš namų, naudojantis Lietuvos teismo elektroninių paslaugų portalu e.teismas.lt. Taigi, rinkitės taikų, nemokamą ginčų sprendimo būdą. Teisminė mediacija, ji gali būti taikoma visose šalies teismuose. Daugiau informacijos